Kaip visada. Fasadas mūsų. Šarman. Skaros nereikia raudonos plėmo? Gerai. Reikia. Aš specialiai, žinokit, užsidėjau darbinį drabužį, kadangi važiavau į jūsų dirbtuves, nes kiekvieną kartą aš pagalvoju, kokį drabužį užsidėti. Nes čia šitas rūbas yra man padovanotas Valdo Ozarinsko, kai mes su juo irgi darbavomės, turėjom projektų įvairių Šiuolaikinio meno centre. Tai čia yra Valdo Ozarinsko dovanotas rūbas, kurį aš tik pasisuvinėjau, nes, norėjau būti tekstilininkė. Moteriškai prie reikalo. Tai. Šarman. Tai šiandien kalbam su Gvidu Raudoniu. Aš jį pristatysiu taip, kaip matau. Tai yra menininkas, keramikas, edukatorius, socialinių projektų iniciatorius ir vykdytojas. Bet šiandieną daugiausia klausime apie tai, kaip jūs atsimenate tuos savo pirmininkavimo metus, labai sudėtingų metų, tai 1994-98, dažnai vadinam juos laukiniais 90-aisiais, nes iššūkių iš tikrųjų buvo labai labai daug. Tai pirmasis klausimas gal ir būtų, koks įvykis ar galbūt įvykių seka atnešė daugiausia bemiegių naktų, nerimo? Taip, ačiū. Ačiū už klausimą, kaip sako Seimo nariai. Taip, tos bemiegės naktis, tai vienas dalykas, bet pats pirmiausias dalykas yra į posakį prisimenant, kad neduok Dieve ir nelinkėk žmogui gyventi permainų laikotarpį. Tai buvo permainų laikotarpis, kada iš tikrųjų viskas keitėsi iš esmės. Ir keitėsi taip, kad mes net neturėjome namų. Dailininkų sąjunga, Kosciuškos gatvė, buvusi Dailininkų sąjunga buvo perduota nunciatūrai Vatikano. Ir kaip ten įvyko, kaip neįvyko, bet tuometiniai vadovai sutikę atiduoti Vatikano nunciatūrai pastatą, visiškai negavo tvirto pažado, kad bus finansuojamas įsikūrimas cheminių prekių parduotuvėje, kurią mums vietoj prabangių Dailininkų sąjungos būstinės namų Kosciuškos gatvėje pasiūlė miesto savivaldybė. Tai mainai buvo tokie savotiški, namas ant Neries kranto, pilaitė iš esmės, ten per kelis aukštus, su gražiausia sale, su terasa, su dideliu kiemu vedančiu į Neries krantinę, pasiūlyta labai gerai lokacijoje, Vokiečių 4, cheminių prekių parduotuvė, bet be jokio remonto. Be jokio. Tai mes su Arūnu Kynu, tuometiniu revizorium Dailininkų sąjungos, pravėrėm duris, pirmą kartą cheminių prekių parduotuvėje, žiūrim, o siaubė, taigi ten lentos, skydai, kažkaip gobelenų gabalai, reiškia suversta, kas pervežta iš Kosciuškos gatvės. Ir kaip dar, nuo ko pradėti, kaip čia kurtis, ką čia daryti. Tai va, tai pirmiausias darbas buvo darbas vyriausybėje ir ačiū dailėtyrininkai Nijolei Tumėnienei, kuri labai aktyviai ir labai draugiškai ir tiesiog padėjo Dailininkų sąjungai, mums, vadovybei, reiškia tuos kontaktus, įtikinėjimus vyriausybei pateikti ir finansavimą gavome. Tada pirmas buvo 400 000, o antras buvo 200 000. Tai viso labo 600 000 įsikūrimui. Tai nėra didelė suma, žinoma, kada nieko nėra, o reikia. Taip, tai mes glaudėmės Dailininkų sąjungos fondo patalpose, buvusiose, fondo, kuris jau Maskvos, reiškia, buvo sujungtas bambagyslėm su Maskvos TSRS dailės fondu. Reiškia, jau nebeliko, o fondo patalpos nedidelės, kuris išteko viskas referentės, reiškia, kurioms labai esu dėkingas, Eglė Vilkienė ir Margarita Jankauskaitė, kurios pasiaukojimai dirbo tiesiog.
buvo pirmi kompiuteriai, kurie buvo parvežti, jachtos dailė, parvežti iš užsienio ir, reiškia, porą kompiuterių, kurie, reiškia, buvo labai įdomu, reiškia, visą laiką. Elena Vilkienė, reiškia, paskui perėjo dirbti į kultūros ministeriją. Reiškia, sako, o Dieve, kad tik nepamiršk užseivinti, žinai, buvo tokie, jeigu neužseivinti, ten kažkokia sistema buvo, kad automatiškai neįsako. Tai va, žodžiu, jos labai sąžiningai, kruopščiai dokumentavo visus posėdžius Dailininkų sąjungoje vykstančių. Protokolai yra žodis beveik į žodį. Man dabar, kaip pagalvoju, ir gaila jų darbo, bet jos padarė titanišką darbą. Tai iš tikrųjų, čia tas posakis, kad viską lemia žmonės, su kuriais dirbi, tai yra visiškai teisingi ir šiuo atveju mano buvimo Dailininkų sąjungos pirmininkų laikotarpiu tai ypatingai tą pajutau. Nes ta suirutė buvo bendra, reiškia, niekas nežinojo, kaip ir ką bus. Dailininkų sąjungos įmonės burbuliavo jau ant bankroto ribos, reiškia, buvo truputį vėliau, o iki to buvo galvojama gelbėti įmonės. Kaip padaryti, kad tos įmonės, reiškia, kažkaip išgyventų. Buvo sugalvotas privatizavimo modelis, reiškia, ir galerijoms taip pat privatizavimo modelis ir įmonėm, kuris dailininkų buvo atmestas totaliai artimiausiame suvažiavime. Niekas nesuprato sistemos, tai čia tą sistemą kūrė dar prieš tai buvo vadovai. Algimantas Binguzas ir Andrius Žibikas, fondų direktorius. Jie buvo pasitelkę visai garsius ekonomistus, teisininkus ir jie ten dėliojo, bet sakau, ten tokio modelio idealaus ir negalėjo būti surasta, dėl to, kad dailininkai yra, žmonės, kuriem turto valdymas yra svetimas. Visiškai. Tai yra svetimas, tai nereikia tikėtis, kad jie suvoktų, jie toj supranta, taip sakant, kad čia svetima nauda bus ir taip toliau, taip toliau. Tai, žodžiu, buvo daug bemiegių naktų ir pradžioje matyti susijęs su būtent nekilnojamo turto problema. Taip, nekilnojamo turtu, dėl to, kad, bet džiugiausia buvo tai, kad jau kitas dalykas, kad įkūrus Lietuvos meno kūrėjų asociaciją, kurios steigime su Vytautu Martinkum labai, mes faktiškai inicijavom, Vytautas Martinkus ypatingai, aš prisijungiau ir apjungiam visas meno kūrėjų organizacijas Lietuvoje, kad būtų ta asociacija veiksminga, veikli ir kad jinai atliktų vieną svarbiausių darbų, kad turtas, kuris buvo valdomas kūrybinė organizacija, būtų joms ir perduotas. Galerijos, įmonės ir taip toliau. Reiškia, tas sąrašas didžiulis Dailininkų sąjunga, kadangi turtingiausia organizacija pagal nekilnojamo turto, tai tas sąrašas, reiškia, tas patvirtinimas buvo mums gyvybiškai svarbus. Man tai buvo labai džiugi diena. Žinoma, iki to buvo visokių dalykų, tai, žinot, va čia ta privatizacija, ta naujos sąlygos, reiškia, rinkos ekonomikos. Didelis smūgis buvo man, kada Arkos dailės galerija, tuometinis kultūros skyriaus savivaldybėje narys, tapytojas vienas garsus, neminėsiu pavardės, gal tiek to, reiškia, pasiūlė Kazio Varnelio muziejui perduoti Arkos galeriją. Va čia buvo dar vienas toks smūgelis geras. Tai jūs įsivaizduojat, kaip reikėjo kokių, atrodo, argumentų ypatingų nėra, kodėl Dailininkų sąjunga turi turėti tokią vieną svarbiausių galerijų, reiškia, savo žinioje, o mums buvo siūloma, reiškia, ten Rūsiuose prie Rotušės, kur dabar Varnelio muziejus įsikūręs, ten, reiškia, Dailininkų sąjunga. Žemos patalbos, gal žinot. Taip. Kazio Varnelio. Tai va. Dabar prie džiugių momentų dar noriu paminėti. Tai aš ir noriu paklausti vis tik tai, koks įvykis galbūt atnešė tokį didžiausią pasitenkinimą ir suvokimą, kad štai kažkas tikrai iš esmės pavyko. Tai aš jau išgirdau tą galimybę nekilnojamo turtą, kuris tiesiogiai dabar priklauso Dailininkų sąjungai, jį suformuoti. Ne tik tai Vilniuje, bet ir Kaune.
visoje Lietuvoje dailininkų sąjunga turėjo savo erdves, kur galėjo planuoti ateityje savo kūrybinės veiklos. Būtent taip. Ir dar labai svarbus dalykas, aš čia savo galiu prisimti nuopelną be didelės graužaties ir sąžinės ir kitokių graužačių, kad atnaujinome dailės žurnalo leidybą, įsteigė dailės informacijos ir leidybos centrą. Ir buvo išleistas atnaujintas dailės žurnalo pirmas numeris ir po to tęsiasi iki šiol. Tai va, Algimantas Kliauga, tuometinis, reiškia, mano pavaduotojas, jis labai gerai tą išmanė ir ačiū jam, reiškia, šita leidybinė veikla buvo atnaujinta. Plius, kairė dešinė galerija atsidarė. Buvo daug pastangų dėl grafikos meno centro steigimo ir pastatų, dalies pastatų, reiškia, įsisavinimo, nes dailininkų sąjunga neturėjo tiek lėšų, kad viso ten daug patalpų. Tai dalį patalpų teko parduoti, kad įsikurtų grafikos meno centras dabartinėse patalpos ir būtų rekonstruotos patalpos. Tai vėlgi, Bronis Leonavičius, tuometinis grafikos sekcijos pirmininkas, reiškia, labai išrūpino tą pradinį, reiškia, kad savivaldybė skirtų šito adresu tą pastatą, nugyventą ten taip toliau, šitiem reikia. O jau man konkrečiai teko su taryba, reiškia, šitos reikalus stumti, kad atsirastų ten. Na ir žinoma, jau aš tiesiogiai neturėjau tokios įtakos, bet Meno parko galerija atsidarė Klaipėdos galerija. Nu tai irgi visur reikėjo dailininkų sąjungos tarpininkavimo, reiškia, dalyvavimo, nors daugiausiai reiškėsi į asmeninės skyrių vadovų iniciatyvą, ypatingai Klaipėdos dailininkų sąjungos skyriuje. Na, žemaičiai visada separatistai, tai žinau, jie labai savarankiškai veikia. Na, tai žodžiu, ten energingai pasidarbavo ir galerija buvo įkurta. Tai dabar išvardina tokius lyg ir sėkmės momentus tam tikrus. O kokia didžiausia nesėkmė? Tai va, nusivylimas, kaip minėjau apie privatizaciją, tai buvo įmonių bankrotai. Ir man tą įmonių, kad Raudonius sunaikino kombinatus, tai tas šešėlis dar kabo iki šiol, nors aš ten nei piršto nepridėjau. Bet mano laikotarpiu tai įvyko, kitaip ir būti negalėjo. Rinkos nebebuvo, apyvartinių lėšų nebebuvo, Vagnoriaus vyriausybė pradėjo žiaurias akcijas dėl nesumokėtų mokesčių, reiškia, į biudžetą, kada pačios įmonės nebeturėjo apyvartinių lėšų žmonėms sumokėti atlyginimus, nekalbu apie medžiagų įsigijimą. Bet pasikeitusgi situacija buvo. Taigi rinka. Anksčiau veždavo tų dailės kombinatų produkciją po visą Sovietiją, o nutrūko viskas. Tai kaip tik tuo metu, kaip suprantu, ir baigė veiklas tiek Klaipėdos dailės kombinatas, tiek Kauno dailės kombinatas, tiek Vilniaus dailės kombinatai. Taip, iš tikrųjų taip, Šiaulių ten irgi toks padalinys nedidukas, bet irgi veikia ten tokios dirbtuvės. Jas po to savivaldybė sutiko, reiškia, leisti privatizuoti, ten žmonės įsigijo akcijų jau šiauliečiai, dailininkai. O dabar išliko perspektyvos, jeigu taip galvotumėt, ar buvo kažkokia galimybė vis tik išlaikyti, kaip vadybiškai, ar buvo įmanoma sutelkus bendruomenę, pasitelkus dar vadybos, ekonomikos konsultantus, pagalvoti, kaip tos kūrybinės industrijos galėtų išlikti iki šiol. Ar buvo tokių minčių? Analizavome, buvo daug diskusijų, bet dėja jos nieko gero nedavė. Čia vienas nesugalvojusi ir ekonomistų klausėm, ir teisininkų, ir taip toliau. Dėja, tokios apimties ir tokio poreikio gamybos, kuri būtų kaip kombinatų testinė veikla, sunkiai buvo įsivaizduojama, neįmanoma. Aš nemačiau taip pat tokių galimybių. Tiesiog tai, kad, pavyzdžiui, Vilniaus dailės kombinate didžiuma patalpų tapo dailininkų kūrybinės dirbtuvės, buvo leista įsigyti lengvatiniam sąlygom. Tai bet Vilniuje yra labai geras pavyzdys, kad buvo gerai išnaudota. Šiauliuose taip pat ten dailininkų dirbtuvės.
O tokia irgi klausimas apie, sakykime, džiugiausią dieną. Ar atsimenat kažkokią, kad iš tikrųjų, bet ir dabar prisimintumėt ir sakytumėt, bet negaliu pamiršti tos džiugios dienos, vienos, kažkurios, ar tokios crazy dienos, ar buvo tokių? Neturiu aš tokios dienos, bent jau dabar daug kas išblėsta, galbūt emociškai, arba taip esminiais tokiais dalykais. Gal ir buvo. Aš labai džiaugiausi, kad meno kūrėjų asociacija susikūrė, kad joje dalyvau. Kad atsikviečiau į Lietuvą tarptautinės menininkų organizacijas. Danijos kultūros ministerija, reiškia, atsiliepė į mūsų prašymą, ar aš inicijavau su Vytautu Martinku, kad bus įsteigta Europos menininkų taryba. Ir po to kitos IAA. Tai dabar tai iš tiesų dalyvavimas, buvimas čia yra labai svarbus dalykas, nes ir tarptautiniai pažymėjimai dailininko, kad tu gali nemokamai eiti į nacionalinius ir savivaldybių muziejus, ir nuolatinės generalinės asamblėjos beje, ką pernai mes patys pas save Lietuvoje pirmą kartą išdrįsom padaryti, sukviesti visą Europą į Lietuvą ir pristatyti, kaip mes dirbam. Taip, tai važinėjimas į UNESCO konferencijas ir kontaktai, ir reiškia, tą tarptautinį menininkų pažymėjimą ir įgalino tą padaryti, ir mes sėkmingai platinom, dabar tebe platinam. Tai va, tai tada kainavo 20, buvom įverti 25 litais. Dabar nežinau, kiek kainuoja. Dabar 8 eurai. Toks simboliškas visiškai mokestis yra, bet čia tokia parama irgi mūsų. Tai va, tai tuo metu galima sakyti, kad tiems žingeidiesiems mes truputėlį čia papildomų pajamų jau truputėlį nuskriaudėm, prašydami iš jų. Nu, bet vis tiek didžiulė nauda. Didžiulė nauda, pavyzdžiui, Luvre, vaikštinėjai, ar kur kitur, Paryžiui. Nu ir aišku, didžiulė parama menininkams, tai kuomet jau atsirado galimybė įgyti meno kūrėjo statusą, kuris buvo įtvirtintas kiek vėliau, bet aš įsivaizduoju, kad jūs tikrai dėtumėte daug pastangų, kad atsirado ir socialinės garantijos, vėliau ir galimybė gauti prastovų tam tikrą mokestį, jeigu neturi užsakymų ir neturi jokių pajamų. Tai taip suprantu, kad čia irgi buvo... Pradžia buvo mano buvimo laikotarpio pirmininkų, bet jau tęsė, ir jūs tęsėte, ir ankstesni pirmininkai tą padarė darbą ir juda tą linkmę labai teisinga dėl to, kad, didžiulis klausimas ir autorinių teisių taip pat, sakysime, na gerai, autorių teisių gynimo asociacija buvo įsteigta truputį dabar metų nepamenu, bet aš dalyvavau irgi to steigimo pradžioj. Tai, žodžiu, kas buvo svarbu, kad menininkai vis dėlto už viešą kūrybos rodymą būtų finansiškai kažkaip jiems atlygintina. Dėl to, kad yra, kodėl koncertai, spektakliai yra, reiškia, bilietai, yra, reiškia, o menininkui dalyvavimas parodoje, viešoji, reiškia, tarytum yra nekompensuojamas autorių gynimo prasme, bet nežinau, kaip dabar ar pajudėta yra, bet turbūt... Taip, ir autorinių teisių agentūra yra ir kompensacinis atlygis vizualių sričių menininkam ir už viešą rodymą. Aišku, yra daug, kaip sakyt, dar nepadarytų darbų, nes kas iš to, kad įstatymai yra, bet jų įgyvendinimas kartais stringa dėl tiesiog finansavimo stygiaus. Taip, Eglė, kaip ir rekomendacija dėl menininko statuso. Gerai, savivaldybės yra kaip rekomenduojama savivaldybėm jauniem menininkam rasti patalpas ir skirti patalpas kūrybiniam darbui. Nežinau, ar dabar yra įvykę. Savo laiku prie manęs tokių patalpų gavo nemažai dailininkų. Nemažai. Kažkaip buvo, paskui priblėso, nežinau kaip dabar, reiškia, bet pretenduoti į tas kūrybinės studijas galėjo ir tautodailininkai, ir dailininkų sąjunga. Bet tai nebuvo galimybė turėti savo asmeninės dirbtuvės, bet tiesiog pasinaudoti savivaldybės patalpomis. Nuomai. Taip, nuomai. Taip.
O sakykite, vat, kaip būdamas pirmininkas irgi, tai yra dvi kryptis, kur visada Dailininkų sąjunga. Tai yra profesinis atstovavimas, tai yra kultūros politika, tai yra bendravimas su valdžios institucijomis tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu lygiu ir kūrybinė veikla ir kūrybos sklaida. Tai kas dominavo tuo metu? Ar politikos darimas, ar vis tik tai atstovavimas menininkų parodose tiek Lietuvoje, tiek regionuose ir gal dominavo vis dėlto socialiniai ir ūkiniai ir tie pragmatiški labai interesai. Ta pati meninė kūryba, daugiau tiek, kiek galerijos pačios išėjo į tarptautinius vandenis. Tiesiog buvo poreikis ir gaudavo jau galerijos ir pačios kažkokių tai rėmėjų lėšų. Pradėjo gauti. Ne tiek gal, kiek buvo įmanoma, bet čia Dailininkų sąjunga, reiškia, dar ačiū Dievui galėjo ir gali tas galerijas išlaikyti, nes dar gauna pinigų iš nuomos, kažkiek iš tų kūrybinių programų, kažkiek ar ne? Nu, menkai, bet ką? Menkai, MKO vadinu. Taip. Meno kūrėjų organizacijoms skirtų lėšų. Nu tai va, tai nežinau. Tai tokie čia yra dalykai. O dabar, kaip galvojat, iš tikrųjų šiuolaikinės Dailininkų sąjungos misija daugiau orientuota į kultūros politikos darymą ar į kultūros renginių organizavimą? Aš jaučiu ir matau, kad patys kultūriniai renginiai dominuoja, jie tapo prioritetu ir tai labai gerai. Ir tai labai gerai, nes per tai, kaip Dailininkų sąjungos nariai turi galimybę reikštis ir skleisti savo kūrybą. Tai vat gal vienas esmingiausių Dailininkų sąjungos kaip kūrybinės organizacijos tikslų. Aš taip manau. Nes aš neįsivaizduoju, reiškia, kai kurie gali pasimaivyti, sakydami, kad man ta Dailininkų sąjunga čia nieko neduoda, nereikalinga. Bet iš tikrųjų, aš manau ir esu įstikinęs, kad ji yra labai reikalinga kaip organizacija. Labai reikalinga. Ir čia tik tai tas, kuris reiškia, gali taip savo, reiškia, lengva ranka pasakyti, ar jausdamas gal kažkokias nuoskaudas, ar ką gali taip pasakyti, bet visko aišku būna, bet visumoje Dailininkų sąjunga yra ta ašis bendruomenė, kuri tikrai turi ir gali ir daro visą laiką tą tarpininko tarp dailininko, tarp institucijų. Yra tos dailės bitės. Dailės bitės dailininkai, kurie dirba kultūrinį darbą, nemažiau svarbu. Gal jis nėra toks ryškus, bet jis yra labai reikalinga. Taip, jeigu mes važiuojame į globos namus, ne dėl to, kad aukštąją kultūrą vežame ten, bet priartiname tą kūrybos džiaugsmo ir tam kitam lygmenį. Tai irgi svarbu. Juk viskas yra galiausiai, ne kažkam į orą, bet yra žmonėms. Man atrodo, viskas jau čia pasakyta. Lukai, kaip? Super gerai, ne?